Sveiki, na o dabar šiandien būtent apie tai, kas kažkada atsitinka kiekvienam vyrui. Taigi didelis fizinis krūvis, ką reikia daryti, kad jo išvengti, arba ko reikia, kad padėti mūsų organizmui, kad jisai būtų visą laiką tonuse. Taigi, pirmas dalykas - mytyba. Mytyba yra be galo svarbi mūsų fizinio krūvio arba pasiruošimo fizinio krūvio dalis. Taigi, mums reikalingi būtinai angliavandeniai, kad suteiktų energijos. Todėl prieš fizinį krūvį reikia valgyti sudėtinius angliavandenius, pavyzdžiui, avižas, pilno grūdų produktus. Kitas dalykas - baltymai padeda raumenims atsistatyti. Todėl naudinga vartoti liesą mėsą. Taip pat kiaušiniai gali būti pieno produktai, sveikieji riebalai, alyvuogių aliejus, riešutai ir avokadai padeda palaikyti hormonų balansą, neleidžia greitai atsipalaiduoti raumenims, užsikrauti, kaip sakant, nuvargti kitu atveju. Ir hidratacija, būtina gerti pakankamai kiekį vandens. Taigi mytyba angliavandeniai, baltymai, sveikieji riebalai ir vanduo. Tada, jeigu tai sportas, tai būtinai apšilimas arba mobilumas. Jeigu fizinis krūvis, darbas ar kažkas, vis tiek reikėtų truputėlį prasimankštinti, prasitampyti, paruošti mūsų raumenyną. Kitas dalykas, trečias, kuris yra be galo svarbus, tai yra poilsis ir miegas, nes gilus miegas tai yra raumenų atsistatymas, būtent vyksta gilaus miego metu, todėl svarbu miegoti prieš fizinį krūvį bent 7-8 valandas. Streso mažinimas taip pat, per didelis stresas gali iš tikrųjų paveikti neigiamai fizinį pajėgumą. Na ir be jokios abejonės ketvirtas dalykas - papildai ir mikroelementai. Magnis ir kalcis svarbus raumenų funkcijai ir mėšlungio prevencijai. Beje, vitaminas D padeda palaikyti kaulų ir raumenų sveikatą. Todėl šie visi 4 elementai patys svarbiausi padės palaikyti fizinį tonusą ir pasiruošti prieš krūvius. Nepamirškite, kad tai reikia daryti keletą dienų prieš būtent fizinį krūvį. Jeigu kilo klausimų arba grėsia kažkoks tai fizinis krūvis, pasirašyk, pasitarsim dėl mytybos ir pasitarsim dėl mikroelementų. Tai, ko reikia tavo organizmui.